savo pirmą dieną mokykloje, Danutė, ar jūs prisimenat, kaip jūs praleidot pirmą dieną mokykloje? Puikiai atvykau į Veisiejų profesinę mokyklą ir buvo susitikimas su gerbiamu direktoriumi. Labai nustebino ir pamalonino šitą situaciją, nes direktorius pavaišino kava. Bet atsitiko taip, kad aš vos tos kavos neišpyliau, reiškia jauduliukas darė savo ir galvoju, nu ką, Danutė, gal tavo karjera ir baigėsi šitoje mokykloje. Ir baigėsi. Bet viskas tiesiog labai puikiai, prisiminimai tikrai patys šilčiausiai yra. Man tai buvo įdomiausia mokykloje atvažiuoju, kokia teta radi darželį su skara apsirišus. Aš ir klausiu, kur aš galiu rasti direktorių. Ar direktorė? O jinai man ir sakys, aš direktorė. Mes ir vėl tapome jaunos. Kodėl tu atrodo tik 20 metų? Bet mes gražios. Tu plaukai? Plaukai, bet ir tu kokie atrodai? Nu visai čiotkai. O tu kubilėlė? Ei, ką šio daro? Jūs irgi 20 metų atjaunėt. Ir tu? Oi, ant galvos daugiau plaukų atsirado. Oi, nu pažiūrėk kitus. Ar reikia pasiliko? Einam greičiau. Irgi taip atrodo. Aš šiek tiek plaukus, tu atrodo. Klausykit, palaukit, ką darom? Ką darom? Turit variantų? Ramiai. Mes visi atrodom tiesiog kaip 20 metų jaunesni, bet nieko tokio. Mesgi pamokas vis tiek galim vesti. Viskas bus gerai. Tiesiog einam ir vedam pamokas. Gerai? Nu, okei, varom. Nu gerai. Oi, vaikai, labai atsiprašau. Žinokit, sutikau tokį katinuką mielą. Nu, tiesiog negalėjau jo nepamatyti. Šak, dabar aš kalbu. Dabar atsiverčiame 90 puslapį. Atnešk mūsų ištaisytų darbų. Oi, žinokit, atsiprašau, bet šiandien rašysime kitą, nes jūsų darbai tapo katiniuko nauji namai. Dar vienas dvejetas. Galima jau. Kaip to katinuko namai, taip kaip to katinuko namai. Kas čia per kosas? Kodėl tu stovi? Sėsk? Pamoka prasidėjo, viskas nurimsta. Šiandien nurašinėsim Donelaičio metus. Ir po pamokos, kad visi sąsiuviniai būtų čia. Kur tu eini? Pas nykštukus einu. Sėsk greitai į suolą, pamoka prasidėjo. Reikia eiti ieškot, nes nepareis per visą pamoką. Išeinačiai. Kas kur nori? Visai. Sveiki, mokiniai. Labą. Bent pasiruošit pamokai. Kas turit lapų, kas neturit? Aš turiu. Nu, kas dar? Nu, kodėl jūs tokie visi nepasiruošę? Kas aš tau dabar? Imk. Negaila. Bet žinokit, vėl nemoku metų turėsim atsiskaityti. Jei jūs tiek lapą nešiosit, tai už kiekvieną jums duotą lapą, tai žinokit, kad tik jau būčiau milijonierius. Na, vaikučiai, tikiuosi supratote šitą temą, nes jinai bus kontrolinėje. Mokytojas, aš nieko nesuprantu. Ta prasme, o tai tu pas korepetitorių eini, taisyklės turi,
Turiu, bet aš nieko nesuprantu. Parodyk taisyklės, nu. Taigi va, čia šita taisyklė. Kaip gali nesupras? Palauk. Aš pasimsiu lazdą, tuoj paaiškinsiu. Kur? Taip. Šitas ir šitas. Sveiki, penktokėliai. Aš esu jūsų lietuvių kalbos mokytoja Dalia. Na, per mano pamokas išmoksite tikrai ne tik gerai skaityti, rašyti, bet ir nepamiršti reguliariai gerti vandenuko. Taip, pasižiūrime, ką mes čia turime. Matau, kad stipriai atsiliekame nuo knygų skaitimo, tad per šią savaitę tikiuosi bus perskaitytos 7 novelės. Skaitys 7! Skaitys! Prašysim diktantą. Taip, atsiprašau. Darbinis skambutis. Taip. Labas daryta, kaip sekasi? Nu ir va, tu čia ir pas mane turėtų prieiti. Kaip lietuvių pamoka sekės? Labai. Tai kas blogo? Vandenį. 7 knygas perskaityti. Ai, nu tai gerai, tada susipažinkim, jeigu jau liepia skaityti, skaityt. Esu Audrius Loberis, jūsų lietuvių kalbos mokytojas vyras. Kas tai mano? Vėlaidinį gert. Mergytės ir berniukai kontrolinuką rašo. Ar galime pas jūs pabūti? Taip, žinoma. Mokytojau, gal gali pateikti man metą čia kažkokią lentelę. Nu, pažiūrėkim, ką čia bus tada metą. Nu, žinai, čia kompiuteris sugedo. Eik prie kito kompiuterio, namuose padarysi, o dabar 10 parašysim. Taigi, kokie planai mūsų šiemet? Šiemet turim padaryti bombinius šokius. Ar jūs pablūdot? Kiek galima kartoti? Direktorė nebeleidžia daryti šokių. Galvokite kažką kitą. Knygų festivaliai gali. Nu va, pagaliau gerai idėja. Berniukai. Nu, baikit muštis. Visiems. Tu irgi. Ateisit pas mane į ansamblį rytoj. Ne. Nu kaip taigi ne? Renginys rytoj, reikia. Šok nemoku. Dainuot nemoku. Išmokinsi ir šokti ir dainuot. Važiuosim? Nu gerai. Gerai, šaunuoliai. Einu pas direktorę sąrašą sudaryti. Laba diena vėl. O, ne. Ant stalo turi likti tik tušinukas. Tik tušinukas ir lapas. Daugiau nieko. Žinokit, iš 5 tiek susirinkau saldainių. Iš kur jie tiek turi pinigų,
ir arbūzų skonio, ir braškių skonio, ir su šaltuku. Dievaži. Nu, vaikučiai, šiandien pažaisim kaputą. Tik problema ta, kad aš nelabai moku įsijungti, gal gali kažkas padėti. Nu, kadangi nieks man nenori padėti, tai kontrolinukas. Na ką, tai kur buvote 19, 20, 21 dienomis? Pas dantistus? O SMS žinutę parašai? Miegojau. O tai reikia? Vairavau. Reikia. Greitai visi pateisino lapus ant stalų. Gal galėsim prašviesti naują? Užknisot, skambinsiu tėvam, tegu jie aiškinas ir pasirašus lapus atveža. Neatsilieps mama. Tai kas jūsų per tėvai? Socialinė mokyklos nepagelbėja, pagelbėsiu aš. Na, kaip sekėsi? Buvo sunku. Ai, neklausimai. Pavargau. Ai, neaišku. Aišku, penktokėliai labai įsižydė, kai daug 7 novelės perskaityti. Oi, Bet kas čia nekreip tokio? dėmesio. Palauk. Pagaliau mes grįžom. Pagaliau.